gali daryti šoninius ištempimus. Pavyzdžiui, tiesiog atsistojusi, prasitempti vieną šoną, prasitempti į kitą. Visi pratimai kaklui gali būti taip pat atpalaiduojantis, nuimti įtampą, ar ne, prasukimai. Na ir taip pat tie patys dubens atverimai, kai mama tiesiog sėdi drugelyje, atveria kelius į šonus, dubuo atsiveria. Taip pat gali būti ir ta pati malasana, bet vėlgi čia svarbu žinoti, jeigu yra simfizitas, jeigu yra nepatogus pojūtis, nemalonus pojūtis gaktikaulio dalyje, tai tada mama turėtų vengti šitų. Tai vėlgi pagal save, bet šiaip bendrumoje netgi tie patys pritūpimai, jeigu jie yra atliekami lėtai, jie yra atliekami su kvėpavimu, jie gali labai būti naudingi, nes tiesiog stiprina kojų raumenis, šlaunis vėlgi stiprinasi, sėdmenis. Tai mes nevengiam šitų, namuose jos gali mama drąsiai pati atlikti.